Taigi šiandien atnaujiname rubriką specialisto patarimai ir šiandieną mes apšnekėsim apie vieną tokią įdomią temą – dėžės. Dėžės, kada reikėtų atkreipti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ir nieko nėra amžina iš tikrųjų ir vieną dieną dėžės tiesiog ar ten daiktai pasibaigė ir reikia daryti savo sprendimą. Tai kokį reikia padaryti sprendimą, kad jisai būtų tvarus, kad jisai ilgus metus jum tarnautų, neišdraskytų jum kišenės ir būtų jum naudingas jūsų, kasdieniuose projektuose. Pašnekėkime apie pasirinkimą dėžių ir čia specialisto patarimai. Keturi pagrindiniai dalykai, kuriuos galima būtų išskirti, jeigu planuojame pasikeisti dėžes. Vienas aspektas, į kurį siūlyčiau atkreipti dėmesį, tai yra sistema. Sistema tai vadinasi, kiek daug tų dėžių gali tarpusavį bendradarbiauti. Ką reiškia tarpusavį bendradarbiauti? Tai reiškia, jos susikabina, jos kažkaip tai įsitvirtina viena su kita, tada jas ir transportuoti patogiau, ir laikyti patogiau, kažkur padėti patogiau ir taip toliau. Antras dalykas yra labai svarbus, yra tvirtumas. Dėžė yra skirta apsaugoti jūsų įrankius, jūsų turtą, jūsų, visus daiktus laikyti vienoje vietoje, o ne išdrabstytus, ir jos turi atlaikyti tam tikrus smūgius, tam tikrus gniuždymus, nes statybose, kaip taisyklė, viskas nutinka. Trečias dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra funkcionalumas. Dabartinės dėžės pasižymė pakankamai dideliu funkcionalumu ir visi gamintojai bando nustebinti savo portfolio, sakysim, turėdami tai ten kažkokius priedus, tai dar kažką ir panašiai ir taip toliau. Ir ketvirtas, gana svarbus, sakyčiau, momentas, tai yra, kad turėtumėm atsižvelgti, aišku, ir į kainą, nes galbūt pacituosiu Ikėjos vadovo žodžius, kai labai brangiai gali padaryti daug kas, labai pigiai ir prastai irgi daug kas gali padaryti, bet labai gerai ir nebrangiai, čia yra tikras iššūkis. Tai va, tai šiandieną mes pakalbėsime trumpai apie kiekvieną iš tų momentų ir kalbėsime apie brendą Kubrick, Kubrick konkrečiai Red seriją, nes specialisto parduotuvėje mes turėsime būtent Kubrick Red seriją. Tai pirmas punktas, kurį minėjau, tai yra sistema. Sistemą mes galime pasižiūrėti, yra trys pagrindinės dėžės. Ne? Yra mažiausia, vidurinė ir pati didžiausia Kubricko dėžė, kuri yra šiek tiek skirtingos. Ir kai mes renkamės sistemą, labai svarbu, kad pasirinkus vieną iš tų serijų, mažą ar didesnę dėžę, kad jos visos kažkaip tai bendradarbiautų ir susikabintų. Tai vat Kubrickas unikalus tuo, kad visos tos serijos galimos sukabinti tarpusavį. Kitaip tariant, jeigu jūs pasirinkote didžiulę bazę, jūs galėsite komplektuoti ir organizerius, ir mažesnę dėžę, ir pačią mažiausią dėžę, ir tam tikrus priedus, ir viską sujungti į vieną krūvą ir labai patogiai nusitransportuoti iki statybos aikštelės. Tai čia yra toksai privalumas, kuris tikrai padės ateityje pasidaryti savo svajonių dėžių rinkinį, kuris bus labai funkcionalus. Tai Pro serija Kubricko yra tokia kompaktiškiausia, labiausiai užapvalintais kampais, mažiausiai užima vietos, tai reikėtų ją atkreipti dėmesį, kai jūsų projektai yra labiau mobilus, kai jums reikia daug judėti, kai dėžę reikia susidėti ir į automobilį, ir kažkur tai garaže pasidėti į aukščiau ir panašiai ir taip toliau. Kodėl jinai yra pavadinta Pro? Todėl, kad irgi yra skirta profesionalams, jinai tvirta, jinai turi apsaugą nuo dulkių ir nuo vandens, jos asortimentas tikrai yra platus, nes galima rinktis nuo pačios didžiausios dėžės ir komplektuoti į viršų iki smulkių organizerių. Taipogi šita serija turi kabinimą ant sienos. Jeigu jūs norėsite kažkur tai garaže pasidėti dėžutes, kad matytumėte jų turinį, nes jas būtent jums reikia nusisekti, tai darosi itin paprastai. Tiesiog atsekam
ir nešamės, ne? Čia matome visus tvirtinimo įmanomus variantus, tai gali dėžės užsikabinti, gali dėžės prisisegti, taip pat prie lentynų, taip pat ant sienos ir gali dėžės būti prisukamos viena prie kitos ir sektis čia kaip adaptoriai tokie naudojami. Kuo mažiau mobilumo ir kuo reikia daugiau tvirtumo, tuo judame link didesnių dėžių. Tai Prime serija yra va, toks aukso viduriukas, kuris yra tarp dviejų linijų, tačiau jo asortimente nėra tiek daug pasirinkimo dėžių. Čia yra vat, bazė ir keletą dėžių. Prime serija, jinai tokia, va, tokia faina, sakyčiau, jinai tokia kažkas per vidurį tarp mažesnės dėžės, didesnės. Pas ją metalinės saktis, pas ją tvirti vyriai, pas ją yra 3 pagrindinės dėžės. Jeigu jums tai reikia asortimento tokio, kuris nebūtų labai gremėzdiškas, bet būtų vidutinio dydžio, tvirta dėžė, tai Prime'as gali būti, kad tai yra jūsų dėžė, ant kurios vėliau galėsite tarp kitko komplektuoti bet kokią iš mažesnės serijos dėžių. Tai vat, pagrindinės 3 dėžės, didelis vežimėlis, vidurinė dėžė stambesniems įrankiams ir smulkesnė dėžė smulkmenoms ir mažesniems įrankiams susidėti. Ir pati didžiausia, geriausia ir šauniausia serija, kuri yra nuostabi praktiškai iš visų pusių, jeigu jūsų negazdina 60 itin talpus korpusas, ne? 60, tai reiškia 60 cm pločio, tos dėžės yra itin tvirtos, ne? Kad įrodyti jų tvirtumą, aš visiškai nebijau ją pamesti. Oi, sudaužiau grindis. Bet dėžė liko visiškai nepažįsta. Ant tiek tvirtas plastikas. Matome, tvirtumo briaunos yra iš visų pusių, ne? Čia tokie vadinami tie amortizatoriai, ne? Padaryti, kad net jeigu gavus labai didelį smūgį į kampą, kur yra pačios skaudžiausios vietos, tai maksimum, ką galima padaryti, tai šiek tiek sulankstyti tą vadinamą amortizatorių. Matome, ant šitų dėžių yra begalė segtukų, vadinasi, prie jos galima kabinti visas mažesnės serijas. Tai pritaikomumas jos yra labai platus. Sagtys pagamintos iš specialaus plastiko, kuris atsparus viskam iš principo. Lūžimams, įlankstymams. Geriau už metalą, todėl kad metalas linksta, o plastikas jisai kaip ir atsistato. Tai vat, tarpinės matome visur sudėtos, vadinasi, jisai turi net IP66 klasę, vadinasi, jūs galite šitą dėžę po to, kai dirbsite, drąsiai nusiplauti ir su Kercheriu. Tas yra išties praktiška, kad į automobilį nesusidėti viso to purvo, kuris yra statybo aikštelė. Vėliau yra smagių, malonių dalykų, kurie nebūtinai pasitaiko pas kitus, tai yra, pavyzdžiui, fiksavimas atvertus, ne? Kai vėjas jums neuždarys ir neprispaus piršto, ne? Taipogi matome, kad yra įrengti skyriai, žodžiu, viskas yra pritaikyta rimtam statybininkui, profesionalui, kuris nori turėti dėžę ir neturėti problemų. Rankenos tvirtos, susegimai iš visų pusių, taip. Mes matome, apsaugas yra sustatytos iš visų galų. Ir principė tiek ir va tie funkciniai sriegiai, į kuriuos galima tvirtinti bet kokį priedą, kuris puikiai tiks prikabinti bet kokiam jūsų fantazijos reikalui. Dar iš tokių išskirtinių dalykų, ką galima rasti pas Kubriką, tai yra tos vadinamas pomidorinės dėžės. Pomidorinės dėžės, tokios dėžės, kurios yra, dar angliškai vadinamas open top. Jas galima tiesiog susidėti prailgintuvus, dar kažkokius tai dalykus ir jas, kas įdomu, kad jas galima auginti vieną ant kitos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes susidėtumėm vieną tokią, antrą tokią, matome, ne, tai galima pasidaryti ją įvairaus gylio. Vėliau ant jos užsidėjus rankeną, galime ją patogiai nešiotis.
ir užsitvirtina. Užspaudžiam, užspaudimo beje mechanizmas, jisai, matome, yra toksai kaip lankstas, jisai užsilenkia, užsidaro ir užsifiksuoja. Kas yra gerai su šituo, kad pas kai kuriuos kitus gamintojus čia dažnai prisispaudi pirštus. Čia tokio dalyko neatsitiks ir jisai labai patogiai daro. Vat kokia nuostabi gavosi dėžė iš galima susikomplektuoti ir įvairaus gylio. Specialisto parduotuvėse taipogi galima rasti ir specialiai pritaikytų lentynų. Lentynos yra labai funkcionalios. Jeigu jūs turite transporto priemonę, kurioje norite įsirengti saugiai lentynas, į kurias galima būtų įsitvirtinti dėžes, tai yra tikrai nemažas pasirinkimas. Nuo tokių, kurios išvažiuoja, matom, iki tokių, kurios gali nusilenkti, jeigu jūs norite taupyti vietą. Ir, pavyzdžiui, dėžė išimta, o jums reikia kažkokį stambesnį krovinį vežti, tai tas lentynas galima tiesiog atsukus kompaktiškai supakuoti. Ne, fainai. Tai apie sistemą grubiai tiek. Pereikim prie antro dalyko, kur mes norime paminėti tvirtumą. Mes įdėsim turbūt dalį video, kai mes darėme testus per mokymus. Labai įdomi medžiaga, nes darbininkai arba statybininkai dažniausiai nepirks ir nemėtys jos, nedaužys ir nebandys jos ribų. Mes būtent išbandėme visas ribas, kiek jos laiko, kiek galima numesti, iš kokio aukščio gali nukristi ir palyginom būtent su kitom pakankamai žinomom firmom, kurios randamos Lietuvoje, koks yra skirtumas. Tai va, tvirtumas pas Kubriką, pas būtent Kubrick Red serija yra unikaliai geriausias, gal taip netgi pavadinsim. Antiek jis yra geriausias, kad netgi mes išdrįsome padaryti viso gyvenimo garantiją šitoms dėžėms. Vadinasi, Kubrick Red serijai, nesvarbu mažesnė, didesnė ar didžiausia, visą gyvenimą jinai jum tarnaus ir jeigu jinai sulūžta, jūs galite kreiptis į specialisto parduotuves ir ten pasiskaitę sąlygas jas atsinaujinti arba gauti kitą pakaitinę. Gerai, tai apie tvirtumą galima būtų paklausti, o tai juoda, kodėl skiriasi juoda nuo raudonos? Koks galų galės skirtumas? Tai esminis skirtumas yra tas, kad raudonas dėžė yra pagaminta iš švaraus rinktinio plastiko. Juoda dėžė yra pagaminta iš perdirbto plastiko, kitaip tariant, ten gali pakliūti netokios geros kokybės plastikas. Ir kad tai pabrėžti, reiškia, buvo atlikti testai ir ypatingai, reiškia, dėžės tvirtumas, būtent Red serijos dėžės tvirtumas pasižymė, kai yra neigiamos temperatūros. Mes gyvename tokiam klimate, kuriame yra ir -20 būna ir tikrai dažnai žemiau nulio, reiškia, temperatūra nusileidžia ir tada plastikui tai yra tikrai didelis iššūkis. Net mes anksčiau prekiavom kitos firmos dėžėmis, kurios netgi nukeliaudamas pas klientą jau sulūždavo, todėl kad tekdavo praeiti per šaltą orą. Šitos dėžės atsparumas neigiamose temperatūrose yra iki 10 kartų didesnis negu juodos dėžės. Tai čia mes lyginam jau gera su gera, taip sakant, Kubricko dėžės, kurios tvirtos yra, labai storo plastiko ir panašiai. Tai va toks yra skirtumas tarp juodos ir raudonos. Prie teigiamų temperatūrų jos yra iki 2 kartų irgi tvirtesnis. Kad tai įrodyti, vėlgi, kaip ir minėjau, mes duodame viso gyvenimo garantiją. Tai yra labai rimta. Trečias momentas yra funkcionalumas. Ką tai reiškia funkcionalumas? Nes lyg ir pirmas irgi, kad sistemos susijungia irgi lyg ir prie funkcionalumo, bet tai daugiau ten pavadinkim sistema, o čia pavadinkim funkcionalumu. Tarkime, čia vat, turime
vieną egzempliorių. Galiu parodyti ant bet kurios iš kitos dėžės. Va. Mes matome vieną iš dalykų, kad kiekviena Kubrick Red dėžė turi sriegius, kurie yra išdėstyti, matom, šonuose, priekyje ir netgi kai kuriais atvejais ir gale mes juos galim rasti. Ne? Ką duoda šitie sriegiai? Šitie sriegiai leidžia, kaip sakyti, pasileisti plaukus. Čia fantazija yra beribė, nes į sriegį gali labai daug ką įtvirtinti. Mes čia padarėm pavyzdžių. Čia galima įtvirtinti ir jūsų, tarkime, diržą. Ne? Labai patogu iš jo naudoti kažką, tai tiesiog pasikabinus. Taip pat galima pritaikyti, tarkim, pas mūsų asortimente yra magnetas. Prie magneto, kaip žinia, galima pritvirtinti labai daugą ir labai patogiai, greitam panaudojimui, pridėjimui. Nuo varžtų iki įrankių ir taip toliau. Taip pat prie magneto puikiai lips ir visokie rinkinukai, ant kurių bus galo pritvirtintas metalas ir taip toliau ir panašiai. Galingesni magnetai, kabliai, rankenos ir taip toliau. Čia siekite naujienas ir tie priedai pas mus pasirodys neužilgo. Prailgintuvas, kiek žinau, jau yra pagamintas, laukiame, kol atvyks kažkokiem ilgiem daiktam susidėti. Visą tai galima tiesiog pridėti prie dėžės ir naudoti labai patogiai. Tai čia iš funkcionalumo prizmės žvelgiant, aš skaitau, kad vienas iš tokių rinkoje labai smagių sprendimų. Jeigu mes šnekėtumėm apie funkcionalumą, tai dabar yra visiškai populiarumo viršūnėje stalčiai, dėžė, kurią galima nešiotis, gali turėti įvairius stalčiukus. Tiek smulkius smulkmenams susidėti, tiek stambesnius, arba ypatingai stambius, kaip tarkime šičia. Ir labai neužilgo pasirodys Kubricko serija dar su platesniu stalčium, į kurį tilps net ir visokie didžiuliai įrankiai, tokie kaip diskinis pjūklas, perforatorius ar kažkokie tai didesni dalykai. Tai stalčius yra... Kodėl yra gerai stalčius? Todėl, kad norint jį pasiekti, tu gali visą tai padaryti labai greitai. Ne? Tiesiog iš bet kurio, jeigu aš suformuočiau didžiulį bokštą, ne, iš šitų tokio aukščio, tai į bet kurį skyrelį taip pat galiu įlysti. Lyginant su standartiniam dėžėm, kurias turi atidaryti ir galbūt nukrauti nuo jų kažką viršaus, kad įlysti į jo vidų. Tai, sakyčiau, funkcionalumo prasme, stalčiai yra tai, kas labai trendina ir būtent Kubrickas turi įvairiose serijose gana stipriai išpildytus tos stalčiukus. Maža serija turi 3 rūšis, didesnė serija jau dabar turi 3 ir dar bus 4, kuri bus labai šauniai išnaudojama mūsų meistrų. Na ir ketvirtas privalumas, sakyčiau, tai, kad iš ties yra nemažai tų sistemų, yra daug gerų gamintojų, bet kai susikomplektuoji savo norimą garažo rinkinį, turi parduoti savo automobilį arba patį garažą arba karvę. Nereikės šito daryti su Kubricku, kadangi Kubrickas tai yra gamykla ne taip jau toli nuo Lietuvos, todėl ir transportavimo kaštai nėra ypatingai dideli. Lenkijoje didžiulė gamykla, kuri specializuojasi į būtent dėžių gamybą, į profesionalių dėžių gamybą ir mes tame labai matome didelį potencialą, kadangi visi ir vadovai, ir technikai yra labai stipriai susikoncentravę būtent ant profesionalių dėžių vystymo. Taigi visi 4 privalumai yra pas firmą Kubrick ir jūs tai galite atrasti specialisto parduotuvėse bei mūsų partnerių lentynose. Taip kad rekomenduoju, naudokite, susikurkite savo patogių dėžių bokštus, savo patogių dėžių, reiškiasi, įrangą automobiliuose, garažuose, sodybose ar kažkur panašiai. Atrodykite ryškiai, naudokite patogiai. Taip ir turi būti. Iki.